Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Dievo tautai vis dar būnant nelaisvėje, trečiaisiais Babilono karaliaus Belšacaro karaliavimo metais, pranašas Danielius turėjo dar vieną regėjimą. Tai buvo jo antrasis regėjimas, gautas Sūzų tvirtovėje. Danieliui rūpėjo jo tautos likimas ir tarnavimo šventykloje atstatymas, kuri tuo metu buvo sugriauta. Atstatymas rūpėjo todėl, kad tai susijęta su žmonių išgelbėjimu. Tame regėjime, kuris apimė tolimus laikus, jis matė aviną, ožį ir su jais susietus įvykius. Regėjimas pasibaigė tokiais žodžiais. Išgirdau kalbant šventąjį, o kitas šventasis kreipėsi į tą nepažįstamą kalbantįjį. Kiek ilgai tęsė šio regėjimo įvykiai susiję su kasdienė ginamąja auka, siaubo keliančia nuodėmę, šventyklos ir galybių trypimu. Jis man atsakė, 2300 vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta. Danieliaus 8 skyrius. Pranašo Danieliaus žodžiai 2300 vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta 19 amžiaus pradžioje tapo dar vieno dvasinio prabudimo krikščionybėje pagrindu. Laikydami 70 savaičių pranašystę kaip pirmąją pranašystės dalį iš 2300 vakarų ir dienų pranašystės, daugelis krikščionių pamokslininkų padarė išvadą, kad 1844 metais į žemę turi ateiti Jėzus Kristus. Iki XIX amžiaus krikščionybėje nebuvo gilios diskusijos, gilaus tyrinėjimo susieto su šventyklos apvalymu, tarnavimu joje ir teismu vykstančių dangiškoje šventykloje. O kaip atsitiko, kad 2300 vakarų ir dienų virto metais? Paminėsiu tik vieną iš priežasčių, tai kad Biblijos skaičių knygoje 14 skyriuje ir Ezekielio knygos 4 skyriuje siūlo skaičiuoti metus už pranašišką dieną. Kai būsi baigęs gultis antrą kartą, bet ant dešinio šono ir kęsk bausmę už Judo namus, skiriu tau 40 dienų po vieną dieną už kiekvienus metus. Tai sako tekstas. Bet kada prasideda šio pranašiško periodo skaičiavimas? Kur galime rasti užuominą ar tiesiog nurodymą šio klausimu? Šios ilgos 2300 metų pranašystės skaičiavimo laikas prasideda 457 metais prieš mūsų erą, kada Persijos karalius paskelbė įsaką apie Izraelio tautos sugrąžinimą į Kanano žemę ir šventyklos atstatymą. Apie tai kalba Danieliaus knygos 9 skyrius. Todėl žinok ir suprask, nuo to laiko, kai paskelbtas žodis atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo vado bus 7 septynetai, 60 septynetai. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir apsauginiu grioviu ir tai įvyks priespaudos metais. Ir 2300 metų periodas baigėsi būtent 1844 metais. 19 amžiaus tikintieji laikydami, kad posakis šventyklos apvalymas yra tapatus žodžiams žemės apvalymas, laikėsi ne žemėje, nebėra šventyklos ir jie tikėjosi, kad Kristaus pasirodymo tikinčiųjų paėmimas įvyks būtent tuo metu pas save. Bet kaip žinome, tuo metu nieko panašaus neįvyko. Iš tiesų 19 amžiaus viduryje žemėje, Jeruzalėje, Palestinoje, Europoje, kur nors kitoje pasaulio vietoje šventyklos nebuvo, ji buvo sugriauta. Bet ji visada buvo danguje. Biblija mums daug kartų liudija, kad žemiškoji šventykla buvo dangiškosios šventyklos atvaizdas. Dovydas sako, viešpaties šventumo būstas, jo šventykla, viešpaties sostas stovi danguje. Jonas apreiškimo knygoje mato šventyklą ir liudijimo padangtę danguje. Paskui aš regėjau, atsidarė liudijimo padangtė šventykla danguje. O Paulius dangiškąją šventyklą vadina tikrąją padangtę, kurią pastatė viešpats, o ne žmogus. Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje, kaip einantis kunigystės tarnyba šventojoje vietoje ir tikroje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Taigi tekstas pabrėžia, kad dangiškoje šventykloje buvo įvykdytas amžinas atpirkimas. Kristaus aukos nuopelnais, tai yra Golgotos auka perkelta į dangiškąją šventyklą su tolimesniu atpirkėjo gelbėjančiu tarnavimu būtent dangiškoje šventykloje. Apie tai kalba Hebrajams 9 skyrius. Ten jis tarnauja kaip mūsų vyriausias kunigas. Deja, tiesa apie dangišką šventyklą ir tiesa apie ištarimą Jėzaus Kristaus kaip vyriausių kunigo tarnavimą ilgą laiką buvo pamiršta arba, kaip rašoma pranašos Danieliaus, buvo nudrėbta žemė. Tačiau 19 amžiaus viduryje krikščionybė atgavo šią nuostabią tiesą apie dangišką šventyklą ir Jėzaus Kristaus tarnystę joje. Beje, žodžius šventykla
bus apvalyta, galime išversti, kaip šventykla bus padaryta teise, o tai praplečia, papildo supratimą apie Kristaus tarnavimą šventykloje reikšmę. Klausimas, o ką ten veikia Kristus? Ar Biblija kalba apie ką nors panašaus? Norėdami suprasti, kas dabar vyksta dangoje šventykloje, turėtume kreiptis į kunigų tarnystę žemiškoje šventykloje. Pažiūrėti, kaip tai vyko žemiškoje šventykloje, kuri buvo pastatyta žmonių rankomis Dievo nurodymu. Daugelis krikščionių šiandieną apriboja Kristaus tarnystę tik jo mirtimi ir prisikėlimu ant kryžiaus. Tada imant tarnavimą žemiškoje šventykloje kaip vaizdinį. Šiuo atveju kunigų veikla apsiribotų tik ties variniu aukuru. Tada ir pačią šventyklą būtų galima sumažinti iki šio aukuro, nes toliau kaip kad veikla šventykloje nebereikalinga. Bet kunigai kasdien neždavo į šventyklą auką už nuodėmę, smilkydavo smilkalus, prižiūrėjo žvakidę ir valgė padėtinę duoną. O permaldavimo dieną vyriausias kunigas žengdavo į švenčiausiąją, kad užtartų žmonės, apvalytų šventyklą nuo išpažintų žmonių nuodėmę ir uždėtų tas nuodėmes ant atpirkimo ožio galvos. Visa tai rodo Jėzaus Kristaus tarnystė, kurią sudaro ne tik nusidėlio atpirkimas, bet ir atgailaujančio nusidėlio išteisinimas ir visų nuodėmių kaltininko šėtono pasmerkimas. Pasmerkimas ir tų, kurie atsisakė Dievo atmesdami raginimą atgailauti. Pasmerkimas tik šėtonui, bet ne tik jam, o ir tiems, kurie atmes Dievo kvietimą. Paprasčiau tariant, tai yra Dievo teismas, kuris prasidėjo 1844 metais. Ir tas teismas baigsis po dviejų vienas po kito einančių įvykių – antrojo Kristaus atėjimo, tūkstantmečio ir kai po jo į žemę bus nuleista dangiškoji Jeruzalė. Ir tada įvyks šėtono ir nusidėjėlių, kurie atmetė išgelbėjimą, išnykimas ugnies ežere. Kaip matome, tai ilgas Dievo teismo procesas, tai ne efekto pagrindu padaryti sprendimai. Ir teismo procesas apima ne tik tyrimą, pasmerkimą, bet ir pateisinimą. Ir svarbiausia žinia šiuolaikiniam pasaulyje yra trijų angelų žinia, kuri prasideda žodžiais: bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda, nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Ši žinia mums visiems skelbia, kad teismas jau vykdomas. Jėzus Kristus stovi priešais Dievo sostą dangiškoje šventykloje, švenčiausioje vietoje, užtardamas kiekvieną nusidėjėlį, kuris priėmė jį kaip savo gelbėtoją. Ši Kristaus tarnystė tęsis tol, kol jis paliks dangiškoje šventyklą, kad asmeniškai ateitų į mūsų žemę dėl išgelbėtųjų. Brangus draugai, yra tik dvi mūsų dalyvavimo šiame teisme galimybės. Arba be Kristos būti pasmerktų, arba su Kristu būti išgelbėtų. Ir džiugi naujiena yra tame, kad visgi pasirinkimas lieka mums. Ir šiandien vis dar yra galimybė padaryti vienintelį teisingą pasirinkimą, įsileisti Jėzų Kristų į savo gyvenimą, priimant jį kaip savo asmeninį gelbėtoją. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.